Kaip pakviesti bet kurią merginą į pasimatymą? Klaida numeris 1. Atidėlioti susitikimą. Siūlyti susitikti ne šiandien, o kada nors po kelių dienų. Bet kuri moteris turi daugybę dialogų, daugybę variantų. Jei kasdien kažkas pasiūlo susitikti. Ji gali nepatikėsi, bet paprasčiausiai tave pamiršti. Taip žinau, kad vyrai yra pasiruošę valandų valandas, savaitės laukti, kad tik pasitaikius progai susitikti su jiem patikusia mergina. Bet moterų logika kiek kitokia. Kad pažintis išliktų ją įdomi, ji turi vystytis nuosekliai, kreivė turi nuolatos augti. Kitaip jai greitai pasidarys nuobodu ir tu geriausiu atveju liksi jos kažkelintas variantas. Čia kaip žvejyboje, žinot, jeigu žuvis užkibo, tai valas turi būti nuolatos įtemptas. Jeigu šiek tiek atleisi, tai jį tiesiog nuslys. Todėl idealiu atveju susitikimą reikia skirti tą pačią dieną. Blogiausiu atveju sekančią dieną. Klaida numeris 2. Tai klausti merginos leidimo susitikti. Pasiūlymas turi skambėti užtikrintai, kaip teiginys, o ne klausimas. Niekada nesakyk, gal norėtum išgerti kavos, arba gal norėtum susitikti. Gal kada nors susitinkam. Belieka tik akytės tokias mylės statyti ir laukti jos atsakymą. Kai vyras taip kalba, jis perduoda iniciatyvą jai ir moteris iš karto supranta, kad pasimatymas su tokiu vyru bus nuobodus. Moteris nenori eiti į pasimatymą su vyru, kuris pats nėra įsitikinęs, kad jiems bus gera kartu. Tavo pasiūlymas turi kelti emociją, impulsą ir skambėti užtikrintai. Tai turi būti teiginys, o ne klausimas. Pavyzdžiui, aš turiu tau skubių naujienų, bet pasakyti jas galiu tik akis į akį. Mums žūtbūt reikia susitikti. Arba aš jaučiu, kad mes tiesiog privalom susitikti. Tai sukuria intrigą. Ji gali tavęs paklausti, kodėl taip skubiai? Ir štai čia yra tavo momentas. Tu jai sakai, aš turiu labai gerą nuojautą dėl mūsų su tavim bendravimo. Labai gerą. Todėl gal susitikim šiandien. Tarkime, vyras viską padarė teisingai. Bet čia pasirodo trečia klaida. Jis priima moters atsakymą kaip tvirtą ne ir tiki jos pasiteisinimais. Jeigu jis sako tau, šiandien aš pavargus, gal geriau savaitgalį, tai nebūtinai yra atsisakymas. Gal ji tiesiog šiandien nesijaučia savo geriausiai formai. Tokiu atveju užtenka pasakyti, klausyk, tu gali ateiti bet kokios nuotaikos. Aš vis tiek rasiu būdą tave pralinksminti. Kartais atsisakymas būna tiesmukiškesnis. Pavyzdžiui, šiandien negaliu, gal kitą kartą. Net ir čia situaciją galima pasukti savo naudai. Aš puikiai suprantu, kad tu nori pasilikti šitą malonumą desertui. Bet nesijaudink, vienu susitikimu mūsų istorija tikrai nepasibaigs. Geriau susitikim šiandien. Net jei ji vėl pasakys ne, dažniausiai jau dabar duos tikrą priežastį kodėl ir pati pasiūlys kitą dieną. Klaida numeris 4. Tai per ilgi susirašinėjimai prieš susitikimą. Ilgos žinutės, valandų pokalbiai telefonu. Žinot, tai yra patyrusių žaidėjų maistas. Jeigu vėl grįžtume prie žvejybos, tai patyręs žvejys, jisai gali iš lėto traukti savo laimikį, mėgautis to procesu. Jis gali susirašinėti su merginomis paromis ir ji kiekvieną dieną lauks jo pakvietimo susitikti. Pradedantysis, bandydamas tą patį, greičiausiai žuvį praras. Ji tiesiog nušoks nuo kabliuko. Todėl bendravimą reikia tęsti lygiai tiek, kad moteris suprastų 6 paprastus principus. 1. Tu adekvatus. 2. Tu nesi desperatiškas. 3. Tu esi įsitikinęs, kad jums bus gera kartu. 4. Gali parodyti iniciatyvą ir atkaklumą. 5. Nesiruoši ją pasinaudoti vienai nakčiai. Ir 6. Tu moki žaisti ir moki intriguoti. Klaida numeris 5 – tai per didelis vyro rimtumas. Ypač vyresni vyrai kažkodėl mano, kad jie būtinai privalo atrodyti solidžiai, svariai, rimtai, neva kitaip jie pagalvos, kad esi vaikas. Tai netiesa. Tavo rimtumo reikia 2–3% moterų, kurios iš anksto yra orientuotas į šeimą. Galbūt jau turi kokių įsipareigojimų, arba joms jau tiksi biologinis laikrodukas. Tuo tarpu daugumai pasimatymai tai emocijos, žaidimas.
atsipalaidavimas nuo problemų ir darbo. Todėl 20–30% dialogo turi sudaryti humoras, paerzinimai, flirtas, o jau tik tada rimtesnės temos. Žinot, šį žaidimą labiausiai sugadina nuobodus veidas ir bandymas pasirodyti kietu. Taip daro visi, todėl tai nuobodu. Tavo pagiros, darbo pasiekimai, projektai. Pasilik šitas kalbas prie baro su draugais. Ir tikrai nereikia paversti pokalbio su mergina į apklausą. Čia dar vienas tobulas variantas, kada vyras jos klausinėja, kada gimėjai, ką mėgsti, ar tau patinka darbas, mėgstamiausias patiekalas, šuniukai ar kačiukai. Jau kviečiant moterį į pasimatymą, jie jaučia, kaip potencialiai jis gali praeiti. Todėl su vienu vaikinu jie ateis geros žaismingos nuotaikos. O pas kitą kaip į matematikos pamoką. Ji pasipuoš, užsidės uniformą, atsisės priešais tave, žiūrės tau į akis. Bet galvoje galvos tik apie tai, ką veiks grįžus namo. Klaida numeris 6. Eiti į pasimatymą su vieninteliu tikslu. Kuo greičiau į ją sulysti. Kai vyras susikoncentruoja tik į aistrą ir norą kuo greičiau su ją pasimylėti. Jis nebendrauja, jame nelieka jokio nuoširdumo. Jis tiesiog vykdo planą. Bando naudoti visus išmoktus triukus, kad tik merginą suvilioti. Jis galvoja tik, kada pabučiuoti, dabar ar už 15 sekundžių. Kaip greičiau prieiti prie intimumo. Toks mąstymas yra desperatiškas. Vyrui neįdomus nei jos požiūris į vaikus, nei jos draugų ratas, nei jos santykis su šeima visiškai 100 metų. Jis galvoja tik apie tai, kaip mergina atrodo po rūbais ir ką jis su tuo kūnu padarys vos pasitaikius progai. Ir moteris tai jaučia, o desperatiško potraukio jos netoleruoja, jas tai atgraso. Kol tavo galvoje tikslas su ja permiegoti, tai tu esi vienas iš daugelio, alkanas vienišas berniukas. Kai mąstymas keičiasi ir dinamika. Moteris pradeda staiga pačios rodyti iniciatyvą. Jos nori vyro, kuris geba tvardytis ir kurio požiūris nesikeičia nuo sijonėlio dydžio. Jos jaučia skirtumą. Vienu atveju alkanas berniukas, kitu atveju vyras, kuris valdo situaciją. Kaip manai, ką jinai pasirinks? Klaida numeris 7 yra desperacija, jau anksčiau minėta. Tie, kas užsiema verslu, dabar mane labai gerai supras. Kai tu neturi klientų, tada kimbi prie kiekvieno prieivio, bandydamas įsiūlyti jiems kažką taip stipriai, ko jie visiškai nenori. Tai darydamas tu tik atbaidai potencialų klientą. Tas pats ir su moterimis. Jei desperatiškai stengiasi ją pakabinti, būtent tą vienintelę, kuri gražiausiai atrodo, dabar tu lendi į ją kaip įkyrus pardavėjas. Moteris jaučia poreikį, jos jaučia trūkumą, spaudimą ir atsitraukia. Priešinga situacija, kai tu turi pasirinkimą, kai nebandai nieko įtikinti, savęs parduoti. Kai pasiūlymas yra savaime vertingas, niekam net nekyla klausimų, o paklausa pas tave irgi yra. Tu turi iš ko rinktis. Tuomet jos pačios pradeda tikinti save, kodėl tu esi ypatingas. Ir paskutinė tokia globali klaida numeris 8. Tai yra noras įsimylėti merginą bet kokią kainą. Yra vyrų tipas, kuriam aš pats kadaise priklausiau. Tai kaltas. Tai vyrai, kurie nuolat ieško mūzos, kuri apsuks jiem galvą, kol jie nepajaučia stiprių emocijų, stipriaus potraukio. Jie merginos pažinti net nebandys, jiem nebus įdomu. O vos tik pajunta tą stiprią nežmonišką emociją, pradeda galvoti, kur pakviesti, kaip sužavėti, kaip dažnai reikia rašyti, galbūt dabar praignoruoti, kada pabučiuoti. Žinot, ši strategija yra pasmerkta nuo pat pradžių, galiu iš anksto jums pasakyti, galiu jūs nuvilti. Kol vyrui nuskridęs stogas, jis negalvoja apie tai, kaip mąsto moteris. Jis nekontroliuoja situacijos, jis neprognozuoja, jis gali tik reaguoti. Gyventi ne dėl savęs, o dėl princesės. Visi jo veiksmai yra motyvuojami tuo, kokį įspūdį jis jai paliks. Ir iš to, žinoma, nieko gero neišeina. Jei tu atpažinai save šiuose klaidose ir nori pagerinti savo rezultatus pažintyse, tai pradėk nuo savo mąstymo keitimo. Be vidinių pokyčių jokios technikos, jokie triukai nepadės. O dabar gali paspausti like ir laukti kito įrašo. Ačiū, kad žiūrėjote.